Meilė prasideda ne tada, kai trūksta kažko, ne tada, kai ieškai, kas išgelbėtų nuo vienumos. Ji prasideda tada, kai du žmonės susitinka ir jų gyvenimo upės viena kryptimi suplaukia. Ne todėl, kad negali vienas be kito gyventi, ne todėl, kad reikia save kitame atrasti, o todėl, kad kartu pasaulis tampa platesnis, turtingesnis, gilesnis ir prasmingesnis. Mes užaugome tikėdami seną svajonę, kad kažkur pasaulyje laukia kita pusė, kad ji užpildys viską, ko mums trūksta, ir užgydys tyliai širdies tuštumą. Bet žmogus negimsta pusė, jis gimsta kaip visa visuma. Tikra meilė prasideda tada, kai atrandi save pirmiausia. Kai du žmonės pasirenka eiti kartu, ne iš baimės, ne iš trūkumo jausmų, o todėl, kad jų gyvenimo kelias kartu tampa šviesesnis ir gilesnis. Kai žmogus jaučiasi nepilnas viduje, jis dažnai ieško meilės ne širdyje. Jis tikisi, kad santykiai išgelbės, kad vienatvę ir skausmą išsklaidys. Bet ne vienas žmogus negali ilgai būti kito gyvenimo prasme amžinai. Ne vienas negali nešti tavo tylos, jei pats neradai savo šviesos. Todėl gyvenimo kelias nėra paieška, kas užpildys tavo vidinę erdvę. Tikrasis kelias atrasti save ir išmokti būti ramybėje su savimi. Bet žmogus negimsta pusė, jis gimsta kaip visa visuma. Tikra meilė prasideda tada, kai atrandi save pirmiausia. Kai du žmonės pasirenka eiti kartu, ne iš baimės, ne iš trūkumo jausmų, o todėl, kad jų gyvenimo kelias kartu tampa šviesesnis ir gilesnis. Tada į santykį ateina ne dvi tuštumos, ne dvi baimės ieškančios atramos, ne dvi vienatvės laukiančios išsigelbėjimo, o dvi sielos atradusios savo gyvenimą. Du žmonės, kurie pažįsta save, du žmonės, kurie jaučia savo vertę, du žmonės,
kurie moka būti vieni. Todėl gali sąmoningai pasirinkti būti kartu. Tokioje meilėje atsiranda laisvė, pagarba, pasitikėjimas ir vienybė. Nebereikia slėpti tikrojo veido, nebereikia atsisakyti savo kelio. Kai du žmonės pasirenka eiti kartu, meilė tampa dovana tarp jų. Ne poreikių, ne baimė prarasti, o dėkingumu už galimybę dalintis. Kai du žmonės pasirenka eiti kartu, jie nepraranda savęs vienas kitame. Jie išskleidžia save plačiau ir tampa stipresni gyvenimo kelyje. Ne todėl, kad negali vienas be kito gyventi, ne todėl, kad reikia vienas kitą gelbėti, ne todėl, kad reikia save kitame atrasti, o todėl, kad kartu pasaulis tampa platesnis, turtingesnis, gilesnis ir prasmingesnis. Mes užaugome tikėdami seną svajonę, kad kažkur pasaulyje laukia kita pusė, kad ji užpildys viską, ko mums trūksta, ir užgydys tyliai širdies tuštumą. Bet žmogus negimsta pusė, jis gimsta kaip visa visuma. Tikra meilė prasideda tada, kai atrandi save pirmiausia. Kai du žmonės pasirenka eiti kartu, ne iš baimės, ne iš trūkumo jausmų, o todėl, kad jų gyvenimo kelias kartu tampa šviesesnis ir gilesnis.